Arūną Armoną ir Antaną Morkevičių iš Panevėžio. Taigi, šie vaikinai muzikuodami kartu sudalyvavo Raseinių miesto konkurse. Ėjo 1976 metai, tad šios metus grupė laiko veiklos pradžios metais. Ir nuo to laiko viskas ima riedėti kaip lavina nuo kalno. Grupė dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, Telšiuose, Kaune, Alytuj. Imasi aktyviai kurti savitą repertuarą, paremtą daugiausiai savo kūrybą. Grupė ima gausiai koncertuoti, per dieną surengdami po 2 ar net 3 koncertus. Į grupę įsilieja pučiamieji instrumentai. Pagaliau grupę papildo netgi merginų šokių grupė, kuriai vadovauja Laima Liubeckaitė, šiandien Pečkaitienė. Ši aktyvi grupės veikla sukelia netgi sąmyšį tuometinės kultūros ministerijos klerkų tarpe. Tad ministro sprendimu grupės veikla sustabdoma. Tai buvo 1983 metai. Ir nežinia, ar tai nulėmė koncertų gausa, ar tai, jo grupės repertuare nuolat skambėjo dainos skirtos Lietuvai. Nors iki sąjūdžio buvo dar toli, tačiau jau tada brolių Tautkų vadovaujama grupė daugelis Lietuvoje laikė tautos dainiais. Gal tai tam tikra dvasinė tąsa, nes name, kuriame gimė broliai Alvydas ir Gintautas, yra gyvenęs Lietuvos partizanų vadas Jonas Žemaitis Vytautas. Dar ir šiandien ant šio namo kabo atminimo lenta Jonui Žemaičiui Vytautui. Taigi grupės veikla sustabdoma, tačiau kažkur ten tuometiniuose aukštuose sluoksniuose gimsta polemika. Juk vaikinukai muzikuoja gerai, jaunimas juos mėgsta, koncertų surengia neregėtą gausybę. Tad kodėl pinigėliai negalėtų birėti į valdišką kišenę? Kaip tarė, taip ir padarė. Čia daug pastangų padėjo tuometinis kultūros ministerijos tarnautojas Liudas Šaltenis. Jo iniciatyva brolių Tautkų grupiai suteikiamas neetatinio filharmonijos kolektyvo statusas. Dabar tik trūksta grupės pavadinimo. Liudui Šalteniui pasiūlius pavadinimą rinktis iš muzikinių terminų, Alvydas stvėrė muzikinių terminų žodyną ir pasikonsultavęs su muzikologais parenka Rondo. Taigi nuo 1984 m. Liepos 16 dienos brolių Tautkų vadovaujama grupė tampa Rondo. Tuomet netrukus išleidžiama pirmoji plokštelė, kas tuo laiku taip pat prilygo stebuklui. Praėjus kiek laiko antroji. Ir vėl veikla tęsiasi toliau. Prasideda įvairūs laimėjimai šalies mastu. Populiariausia Lietuvos grupė. Geriausios dainos įvairiuose dešimtukų rinkimuose. Įvairios radio, televizijos laidos. Koncertiniai turai, netgi žygiai ir taip toliau. Toliau? O kas toliau? Šį vakarą mes pažymime brolių Tautkų Rondo įkūrimo jubiliejų. Tad tebūnie šventė. Į sceną kviečiame vakaro vedėją, aktorių Gintarą Mikalauską. Labas vakaras, žavingos damos ir garbūs ponai, labas vakaras, pilnutėlė Žalgirio arena. Šiandien jūs fantastiškai atrodote, susirinkote taip gausiai. Ar plosime? Ar dainuosime? Nes yra nuostabi proga. Šiandien brolių Tautkų Rondo švenčia savo įkūrimo 50-ąjį jubiliejų. Fantastika. Tad leiskite šiek tiek ir labai greitai pristatyti tai, ką jūs šį vakarą čia matysite. Taigi, kas dalyvauja jubiliejinėme koncerte, o taigi Raigardo Tautkaus šampaninis Kauno choras. Jūsų plojimai. Kauno miesto simfoninis orkestras vadovaujamas Algimanto Treikausko. Savo dainas iš Rondo repertuaro jums dainuos Laimontas Dinius. Taip pat brolių Tautkų grupė Rondo sveikins vakaro svečiai. Legendinė grupė Vairas. Legendinė grupė Nerija. Ovidijus Višniauskas. Juozas Erlickas. Martynas Kavaliauskas. Ir Nora Blue. Programos koncertmeisteris ir aranžuotojas Raigardas Tautkus. O
orkestruotės Rimanto Giedraičio, paplokime maestro ir jam padėkokime. O dirigentas profesorius Dainius Pavilionis. Na, o dabar, mėlėjai, pasiruoškite, nes į sceną pakviesiu šio vakaro kaltininkus, solinizantus, kaip jie sako, ponios ir ponai, brolių Tautkų grupė Rondo, didžiausias šio vakaro kaltininkas, grupės įkūrėjas, vadybininkas, vokalistas, klavišininkas bei dainų autorius Alvydas Tautkus. Jūsų plojimai. Ačiū. Gitaristas, vokalistas, dainų autorius Antanas Morkevičius. Gitaristas, saksofonininkas, vokalistas, dainų autorius Arūnas Armonas. Na ir žinoma, mušamieji, būgnininkas Romas Užusienis. Į jūsų plojimai. Alvydai. Sveiki, mėlėjai. Ar žinote ką? Šitie vaikinukai prieš 50 metų sugalvojo pamuzikuoti. Ir ką turim šiandien? Per šaltą žiemos vakarą, sniegingą, turim rinktis į šitą patalpą. Ko gero dainuoti dar ir dainas, o dar ir klausyti jas visas. Oi, vargeli. Ką manai, Antanai? Šitiek daug jūsų susirinko, turbūt visi padainuosim kartu. Ar dainuosim? Negirdžiu. O, šaunuoliai. Na, o ką tu manai, Arūnai? Aš manau, kad viskas bus gerai. Paskambinau kaimynams, klasiokams. Susirinko daug žmonių. Labai puiku. Visai gerai gavosi. Paplokime patys savo, tie, kurie susirinko. Tai Rūmai, belieka tavo nuomonė. Ką manai? Tuomet pradedam. Važiuojam.
Ačiū, mėlyjei.